Pirmiausia, norėčiau tarti labą dieną visiems telšiškiam ir šiandien tokį puikį gražį dieną dar kartą pabūti rudeninius telšius. Norėčiau pasakyti, kad man širdis atsigauna, kad aš turiu progą pašnekėti žemaitišką, nes tai mano gimtoji kalba, reikia pasakyti, ir pirmieji žodžiai matyt buvo pasakyti žemaitišką irgi. Gėmis ir augęs esu telšiusi ir tas miestas man labai brangus ir ištrinti ton miestą iš atminties nėra jokių šansų, jokios galimybės. Ir kur bebūdams, kon bedarydams, kai sutinku kokį žemaitį ir įsivaražinam, kad on ir žemaitis, tai man širdis atsigauna, kad aš galiu pasišnekėti, sanau, pasirukauti, saka, žemaitišką. Nu ir pačiam darbė dar turiu porą žemaičių, kur galiu pasišnekėti. Visiems žinoms buvęs užsienio reikalų ministras Ušackas Vygaudas, tai kiekvieną dieną, kai tik pasimatom, turim laimės, garbės ir džiaugsmą pasišnekėti, ir tas mūsų pasisveikinimas labdainėlė, ons daug kon reiškia mums abiem. Tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų šiandien didelė graži diena, Telšė teik yra atsigavę, teik pagražėjai, kad visą Lietuvą tik ir šneka apie telšius. O ką pasaka, kad esi gėmis ir augęs tus telšius, tai visi su tokį pagarbą į tave veis ir saka, didelė gražus miestas Telšė. Aš nekeik nenoriu ginčytis, tai ir neįmanoma, tai yra faktas. Bet jeigu grįžti truputį atgalios, sakykim, kokį 50, daugiau kokį 60 metų atgal, ta Telšė atrodė pakankama niūrus ir pakankama nesutvarkyts miestas. Buvo didelė neįdomia gyventi telšius ir visi kažkaip norėjo verštis lauk iš tų telšių. Šiandien aš suprantu, kad daugelis tų, kurie galbūt yra išvažiavę, norėtų čia sugrįžti ir kviesčiau, kad tikra telšius yra kas veikti ir galim surasti savo darbą pagal visas galimybės. Aš čia neužsiimsiu agitaciją, bet iš tikrųjų gyventi tokiam žymiam miestį, tokiam znaimam miestį yra iš tikrųjų nuo gyvenimo džiaugsmo galim surasti ir čia. Aš matau, kad telšius daug kultūros įstaigų, kad telšius yra dailės akademijos filialas ir čia galim tikrai ir mokslą siekti, ir daryti kažką galima. Ir čia ir atvažiuoja ir teatrai, ir koncertai, tai ir labai džiugu. Vien tai, kad pabuvus va čia toj bibliotekoj, tai tikra džiaugsmas netelp širdie, nes kai aš prisimenu tom bibliotekai, kurią aš vaikščiodavau, tai netgi graudu ir prisiminti. Tad aš palinkėčiau visiems telšiškiams dar didelės sveikatas, daug gražių dainų, kaip šiandien kadį, ir kad turėtume didelį visi sėkmę ir gerą gyvenimą.